Po gal 1000 žinučių ir 1000 skambučių pagaliau pavyko surasti parkūro salę Stambule. Bet yra tokia problemėlė, mažytė, kad aš niekada nesu bandęs parkūro ir nelabai žinau nuo ko pradėti. Tačiau esu bandęs daug dalykų aplinkui, kurie tikiuosi man padės ir pasidariau tokį sąrašiuką triukų, kuriuos norėčiau pabandyti ir išmokti. Tai kaip ir planas visas aiškus, susirenkam daiktus ir varom į salę. Jausmas tai toks, lyg būčiau Aleksoto turguj. Kvapas, vaizdai, žiauriai panašu. Prie manęs dar prisijungs Daniel, kuris irgi niekada nebandęs parkūro ir nori išbandyti, tai kartu pabandysim įveikti šitą sąrašiuką. Ir pirmasis triukas yra parkour roll. Parkūro kulverstis yra vienas iš paprasčiausių parkūro judesiukų, skirtas sušvelninti šuolius iš aukštai ir išsikulverščiuoti iš pavojingų situacijų. Kadangi šį kulverstį paudaręs ne kartą, sunku nebuvo. Daniel pasinaudojo keliais mūsų patarimais ir per porą bandymų įvyniojo parkūro kulverstį taip pat. What's the next one, Sensei? Next one is safety vault. Safety vault – tai yra vienas iš paprasčiausių kliūties įveikimo būdų. Pribėgi prie kliūties, padedi ranką, padedi koją ir perkeli visą kūną. Kadangi iš šono nebuvau užtikrintas, ar viską darau gerai, teko panaudoti savo slaptą ginklą parkūro salės sensėjų. Can we ask if my safety vault is good enough? What's the technique? I mean, you are passing obstacle, but you have still another time I should release the yeah. All about technique, right? Yes, it's easy. Thank you. It's dangerous. Yeah, for you. Okay. Na ir toliau sąraše speed vault. Speed vault means speed. Ziran, do you have something to show us? Speed vault, kaip pavadinimas ir sako, tai yra vienas iš greičiausių kliūties įveikimo būdų. Tačiau jis yra truputį sunkesnis nei safety vault, nes kliūtį palietė tik su ranka, o koja turi praskristi ore. You're gonna pay at the end for the private lesson. Not that, but when you land, you have to continue your running mechanism. While you are running, you are always switching foot. But when you are doing speed vault, you are doing something like this. Same leg jumping, same leg landing. Okay. It's not proper running mechanic. That's why you are, when you jump, you are step on air, then lands same foot. That actually makes a lot of sense to how it works. Yes, that's it. Thank you. Speed vault. Done. Kong vault. Kong vault – veikėjo King Kongo įkvėptas kliūties įveikimo būdas, kuriuo kliūtį įveiki kaip beždžioniukas. Šio triuko nepavyko ištobulinti iki galo, iš šono jis vis dar atrodo labai prastai, bet sekantį kartą pažadu bus geriau. Kong vault. Done. Sekantis dive roll. Dive roll yra triukas, kurio metu reikia nerti ant galvos ir padaryti kulverstuką. Esu šį triuką daręs ne kartą, todėl kažkur giliai užsislėpę refleksai įsijungė ir padėjo man jį atlikti.
We've been running different races, taking the risk is the safest. Didžiausia užduotis Final Boss. No faces, trying to show them different places, 'cause they only need a way out. Ain't had left to stand down, stand up and we stand out. Like a fair hand out, but let me know how that pan out. Them boys spinning that pop out here trying to keep up with the right side. You can catch us with the baddies in the high card. If they try to pull us over, it is not hard. Hey, I got a feeling like a rockstar. You just won't. Dive roll. Padaryta. Kitas Jump Free. Jump Free, Jump Precision arba kitaip tariant tikslus šuolis. Kadangi niekada nieko panašaus nebuvau daręs, todėl pradėjau nuo mažo atstumo, kurį buvo ganėtinai lengva įveikti. Jį šiek tiek padidinau, tačiau pajaučiau, kad norint įveikti didesnius atstumus, dar reiktų labai daug pasitreniruoti. Middle point. Yes. Jump Free. Palm spin tai yra labai keistas triukas, kurio iki galo taip ir nesupratau. Kažką pabandžiau padaryti, bet gavosi dalykas, kuris yra ganėtinai toli nuo tikro palm spin, todėl šitą triuką pabandysiu ištobulinti sekantį kartą. Nu, toks per vidurį, nežinau, ar čia galima užskaityti kaip gerą, bet reiks truputį daugiau tutorialų pasižiūrėti. Wall run. Na ir senas geras bėgimas į sieną. Čia siena buvo su šiokiu tokiu palengvinimu, nes turėjo vamzdį, už kurio buvo galima pasilaikyti ir nebuvo pilnai vertikali. Na ir paskutinis dalykas, kurį reikėjo išbandyti, tai buvo salto. Daniel nusprendė pasitreniruoti atbulinį saltą, Ziran priekinį arba Websterį, o aš nusprendžiau atsišviežinti šoninį saltą, kurį kažkada gyvenime treniravausi. Be sure to go backwards because my heart is a sensitive thing. Back in place. Nu ką, treniruotė baigta, pavyko visai daug. Džiaugiuosi, kad gan intuityviai viskas gavosi ir labai smagi salė, tikiuosi pavyks ateiti čia dažniau. Oh!